Koks tavo vaikino idealas iš Lietuvos žvaigždžių? Nežinau. Net nepagalvojau apie tai niekada. Jeigu ir turėčiau, vis tiek nesakyčiau, aš manau. Tai va. Sveika, Monika, tu nuostabi. Ačiū. Turiu klausimą, ką daryti, kai artimas žmogus meluoja ir pati tai supranti. Labai reikia man tavo atsakymą. Ačiū. Nežinau, galbūt nebebendrauti su tokiu žmogum arba bandyti spręsti problemą, aišku, kalbant garsiai, bet klausimas, žiūrint, kur sumelavo, galbūt yra ne toks ir didelis melas, bet jeigu neištikimybė ar išdavystė kažkokia tokia, tai aš tai neatleisčiau, nebent labai mylėčiau, bet vis tiek tada jau norėčiau, kad antrą kartą nebepasikartotų. Ką aš moku apie visą savo gyvenimą, apie žmones ir ką apie juos manai, kodėl... Ką? Kitas klausimas. Labas, Monika, ar galėtum eterio metu perduoti linkėjimus nuo savęs mano draugui Donatui Arminui, esančiam pratybose Nemenčinės, labai apsidžiaugtų. Tai va, linkėjimai Donatui Arminui nuo Artūro Vyšniausko ir manęs. Labas, Monika. Norėjau paklausti, kaip prižiūri savo svorį ir kiek valgai. Aš nemanau, kad jeigu tinka man, kad tiks kitam žmogui, nes kiekvieno žmogus organizmas yra labai skirtingas, bet mano medžiagų apykaita yra lėta ir man ypač reikia prižiūrėti svorį. Tai ką ir darau, esu atsisakiusi, bet galbūt be ko aš ir galėčiau gyventi, ir puikiai gyvenu, tai yra visokie majonezai, padažai, riebalai, riebi mėsa, bulvės, betonas, tokie dalykai, kuriuos aš nevalgau. Ja, bet ir be abejo mažinu saldumynus, be kurių labai yra sunku man, labai mėgstu, bet mažinu. Tai šiandien tiek.